Sveiki! Paryžiuje ką tik baigėsi pasaulinė konferencija COP21. Aplinkos ministras Kęstutis Trečiokas grįžo iš šios konferencijos ir netrukus pateiks savo įspūdžius. Tačiau prieš tai mes siūlome pažiūrėti Europos parlamento pateiktą filmą apie tai, gresia ar negresia Žemei klimato kaita. Concrete, steel and glass, the beautifully crafted architectural structure that litter a magnificent skyline. But could a day come when this great capital is swallowed up by the restless waters beneath it? Welcome to London's 520-metre wall of steel. Barrier protects UK PLC in effect, £200 billion of infrastructure, 1.25 million people, and of course the political, cultural capital of our country. Well, without the barrier, it wouldn't have the protection from tidal flooding. So there would have to be contingency plans. So back in the 70s, they ran a series of television adverts telling people to listen out for the flood siren, the flood drill. The mighty sea rolling up the Thames. In 1238, for instance, it was recorded the Palace of Westminster was flooded, and the boatmen did row their wherries through the Great Hall. Fully operational by 1982, the barrier based at Charlton is made up of 10 steel gates. Each of the 8 main gates weighs 3,300 tonnes, or, simply put, the weight of 6.5 fully loaded jumbo jets. It gives central London a 10-fold higher rate of protection than most flood defences. But sea levels are rising some 3 millimetres year on year and projected to rise by 1 metre by the 2100s. And the cause? The ever-present looming threat, climate change. A panel of world experts, the Intergovernmental Panel on Climate Change, now say human activity is the dominant cause for climate change since the 1950s. And their findings are backed by one of the UK's most renowned research centres. We have a warmer atmosphere and that holds more moisture, so we are already seeing in many regions more intense rainfall. And then in terms of sea level, we have 2 effects. One is the melting of ice, but we also have the expansion of the warmer oceans. Dr. Clare is a senior researcher at the Climatic Research Unit at the University of East Anglia in Norwich, driving the push on global climate change awareness. Looking ahead to the end of the century at 2100, if we do manage to reduce our greenhouse gas emissions, we will reduce some of the future impacts of climate change. So the orange is the path that we're currently on at the moment, so continually rising greenhouse gases. In green gives us an idea of what might happen if, as a globe, we manage to keep global temperature change to something under 2 degrees. But as we journey to the Norfolk coast, the people of Haysborough are battling to save their idyllic village from being taken by the sea. What nobody can deny is climate change is on us. It's not a question of it might come or it will come. It's here, it's happening as we speak. The result of that is a warming planet, rising sea levels, and we're in the front line. On a crisp winter's day, crystal clear blue seas seemingly merge with the sky, smooth white sands dotted with locals casually walking their dogs. But look up, and the erosion of the soft sediment cliff is evident. When the waves come, I mean, I've stood up here, and the top of the waves has been going over the top of the cliff. Oh God, really? Yeah. Difficult to believe, but when it's really going in the winter, my God, you should see it. So what this is designed to do is absolutely take the sting out of the force of the sea. Okay. And by doing that, it's better to crash into that than to crash into the soft cliff. It would just break it up and wash it away. A wall of rocks, a stark contrast to the wall of steel. But could there be a more sophisticated way for this tiny village to defend itself? Flood defences are a bespoke solution. There are areas in this country where managed retreat is employed because it's not cost effective to try and protect those areas from flooding. But across the country at Harbury and Leamington Spa, one project to revitalise part of the UK rail network has found funding via the public purse and government backing. The slope actually used to come closer to the railway, like it was on the other side, but it started moving. Okay. So Network Rail had to remove all that material, 560,000 tons of clay like that. For John, more investment must be found for rail infrastructure.
In general, Network Rail collectively through 5 years will spend something like £300 million on works like this. And that spend is a sort of spend that we can use to make the network more resilient to future climate change. My personal belief is they need to ramp up that spending quite a bit. The part of the tracks being worked on here service a main line from London Marylebone to Birmingham. It also carries a lot of freight, so it's an important line to defend. So does value hold the key to unlocking investment? At the end of our journey round the UK, we came back to London. What solutions can politicians provide? Well, obviously, in terms of what you do about that, part of it is obviously still mitigation. What are we actually going to do to cut emissions at a global level? Another part of it is that we have to start looking much more seriously at adaptation, about what are we doing about flood defences, what are we doing about the design of our cities. The EU has a roadmap for a low-carbon economy. The objective is to reduce CO2 emissions by 80 to 95% by 2050. But back at the European Parliament in Brussels, MEPs were despondent over the general lack of commitment. We agreed to create an international climate fund of $100 billion per year, and we're not getting very close to that. What I'm fighting for also in the EU, that we create a system where we do not depend on the mood of a Minister of Finance in every given year. Can a coherent blueprint on climate change be found? Big capitals may well survive, but villages like Haysborough are proof that the challenges of climate change are real, and little by little, pieces of our landscape may keep disappearing away. Teko girdėti ne vieną nuomonę apie tai, kad klimato kaita tai yra toks savotiškai išgalvotas dalykas. Ir kad keletas ugnikalnių išsiveržusių ar kitokių gamtinių kataklizmų padaro žymiai didesnę įtaką atmosferai, negu, sakykime, stovintis ir veikiantis keli tūkstančiai žmonių sukurtų fabrikų. Be abejo, yra atvejų buvę su ugnikalnių išsiveržimais, Tunguskos meteoritas yra visokių, reiškia, ir siejama, netgi dinozaurų išnykimas yra siejamas kažkada su įvykusia kažkokia katastrofa. Tik tai, aišku, niekas neturi patikimo šaltinio ir rašytinių dokumentų neišliko. Rašytinių dokumentų neišliko, bet ypač tarptautiniuose renginiuose, tokiuose konferencijose, to skepticizmo, ta prasme, kad čia dar reikia įsitikinti, nebėra. Viskas yra aišku. Kad žmogus daro poveikį, galime tik ginčytis, kiek tas poveikis ženklus ir kaip greitai jisai progresuos. Tendencija yra aiškiai. Jeigu nubrėžiam kreivę, kaip mažėja Arkties ledynas, jis mažėja, padidėja, bet eina mažėjimo kryptim ir jeigu buvo 7 milijonai kvadratinių kilometrų, mes dabar turim paskutinės žymes tarp 3,5 ir 4 milijonų kvadratinių kilometrų. Tai yra akivaizdu. Lietuviai, ko gero, labai akivaizdžiai gali matyti vis tik tai tą klimato kaitos poveikį ir ekologinės krizės stiprėjimą pajūryje. Pajūryje ir tas matosi, manyčiau, netgi daugiau dėl bendro vandenyno lygio kilimo. Baltijos jūra tame tarpe, reiškia, kaip susisiekiantis indas. Reikia suprasti, kad kiekviena mažesnė audra kabina daugiau kopų ir kitą kartą tas mūsų ir pamaitinimas tų kopų smėlių, visą kitą, be abejo, stichijų yra buvę ir galbūt jų kokį dešimtmetį ir nebus, o gali ateiti tokia audra, kad tiesiog suardys taip, kad nebežinosim, ką daryti. Bet tai yra tikrai susijęs su klimato kaita. Bet yra šalių tokių, kurie jau dabar sako viskas. Arba mus aplanko dar pamatot, arba mes tuoj busim po vandeniu. Tokie kaip Maldyvų salos. Ten gyventojų yra gal gerai, kaip Klaipėdoje 3,5 tūkstančių. Teritorijos aš dabar neatsimenu, bet tai yra visas salynas, nedidelių salelių. Bet jie skęsta, virš vandenyno labai nedaug iškyla ir yra dar tokios salelės Tuvalų. Aš net nebuvau girdėjęs, jeigu nuoširdžiai tokios valstybės, yra tokia valstybė, jinai antra pagal dydį po Vatikano, pagal mažumą teisingiau. Tai ten gyvena tik 12 tūkstančių žmonių, iš viso 26 kvadratiniai kilometrai visa valstybėlė, bet jie jau faktiškai gali krautis į valtis savo mantą. Beveik 2 savaitės Paryžiuje, nuo ryto ligi vakaro, o paskutiniam parom jau ir naktimis, aršiai diskutavo 195 šalių aplinkosaugos viršūnių atstovai.
Turtingosios didžiosios šalys yra ir didžiausi aplinkos teršėjai. Tuo tarpu realiausia grėsmė kyla skurdžioms salynų šalims. Dėl kylančio vandenynų lygio jos paprasčiausiai bus užlietos. Žemės vidutinė temperatūra nuo pramoninio laikotarpio, prasidėjusio maždaug prieš 200 metų, negali kilti daugiau nei 2 laipsniais. Kai mes ginčiamės ten 2 laipsniai ar 2,7, tos skęstančios šalis beje sako, 1,5 yra riba. Jie taip sako, 1,5 or we not survive. Reiškia, tokia net poetiška pasakė mintį, nes jiems yra labai lengva apsispręsti, jie darys viską, ką gali, todėl kad jie skęsta. Tačiau paskutinėmis paromis atrodė, kad šis teiginys liks utopija. Ir koks furoras kilo salėje, kai renginio prezidentas, Prancūzijos užsienio reikalų ministras Laurentas Fabiusas paskelbė. Bien en deçà de 2 degrés et de s'efforcer de limiter cette augmentation à 1,5 degrés, ce qui permettrait. Tik šeštadienio vakare buvo pritarta ir finansavimo mechanizmui. Nuo 2020 metų besivystančiam pasauliui skirti mažiausiai 92 milijardus eurų kasmet. Šie pinigai bus panaudojami kovojant su pasauliniu atšilimu. Šis terminas turi būti nustatytas iki 2025 metų. 31 puslapio dokumentas pargabentas į visas 195 šalis konferencijos dalyvės. Ir dabar turi būti pasirašytas aukščiausių lygmenių. Apie klimato kaitą šiom ypatingai dienom daug kalbėjo ir įvairūs visuomenės veikėjai. Netgi popiežius kalbėjo apie tai, kad Žemė turi išlikti ir kad apsispręsti turime arba šiandien, arba niekada. Popiežius ne šiaip savo, reiškia, iš neturėjimo ką veikti, bet suprasdamas ir aišku, jisai apibendrindamas daugybės mokslininkų pateiktą medžiagą. Ir kas skaitė encikliką labai gerai. Tai tiesiog yra kaip koks gamtos vadovėlis, aplinkosaugininko vadovėlis, ar tiesiog išlikimo vadovėlis. Ten labai yra aiškiai, labai tokia paprasta kalba pasakyta, kas mūsų laukia. Kad mes greunam Dievo kūrinyje ir ta gamta atsigręš prieš mus. Ir tai faktiškai jau vyksta. Reikia visą, ką mes turime, visą potencialą pajungti, kad žmonija suprastų. Žmonės eiliniai, čia pat Lietuvoje. Jeigu tie, kurie neturi laiko domėtis, arba netiki mokslininkais, netiki politikais, ko pilnai suprantu ir galima suprasti. Bet tada tegul tiki tais autoritetais, kurie yra neginčytini, koks yra popiežius, sakysim, ir nelieka. O jeigu dar pasigilinus į tą argumentaciją, ką jis sako, tai tikrai laikas susirūpinti. Taigi, jūs grįžote iš Paryžiaus. Kuo ši Paryžiaus konferencija skiriasi nuo anksčiau jūsų matytų, lankytų konferencijų? Kopenhagoje aš nebuvau, tik tai daug girdėjau, todėl kad tai, tiesiog atvirų tekstų ir tie, kurie buvo ir šiaip spaudoje, kitose šaltiniuose yra įvardyma kaip fiasko, kaip pavyzdys, kaip nereikia daryti ir kaip galima sužlugdyti, paskutiniu momentu, tarp kitko, sužlugdyti jau beveik gimstantį susitarimą. Aišku, tai buvo liūdna patirtis, bet aš kiek suprantu ir savotiškai ir geras įvykis, todėl kad dabar daug kas mini, nepadarykime taip, kaip padarėme Kopenhagoje. Limoje faktiškai niekas konkrečių, tokių teisiškai įpareigojančių įsipareigojimų patys arba vieni kitiems nepriėjom, nesutarėm. Paryžiuje dvasia yra kiek kitokia, bet chaoso irgi yra labai daug. Aišku, vyksta labai daug tokio povandeninio, kaip mes vadiname, diplomatinio bendravimo arba atvirkščiai nebendravimo, kada yra tiesiog viena kita pusė tyrinėjama, yra varginama, o tos pusės labai yra aiškus. Yra donorai, valstybės, kurios ir ES tame tarpe, kurios jaučia atsakomybę ir tikrai yra pasirengusios pagal galimybės įdėti į klimato kaitos mažinimą maksimalias pastangas, tame tarpe ir piniginės. Yra kitos šalis, kurios iš to nori naudos ir visaip spaudžia ir nori, sakyčiau, savotiškai netgi neprisimti atsakomybės. Nors visi sutinka, kad reikia skaidrumo, transparency.
O kai jau kalbam konkrečiai, sako, ypač Afrikos šalis, bet reikia ir lankstumo, kad nebūtų vienodų taisyklių, kiekviena šalis specifika ir panašiai. Aš suprantu, taip ir yra, bet aš manau, kad turiu omeny, kad šiek tiek norima ir tais pinigais, reiškia, kaip sakau, pasišildyti, galbūt ne visai pagal tą tikslą panaudoti. Didžiųjų šalių teršėjų ir pasiūlymai aplinkos taršai mažinti buvo didžiausi. Tas 40%, reiškia, išmetimų sumažinimas, sakysim, iki 2030 metų, mums yra toks įtemptas, bet tikrai įkandamas uždavinys. Bet buvo šalis, kai ginčys už bazinius metus paimti 2005 ar 90-us, ir buvo nutarta, kad 90-us. Tai mums tai iš karto pusė darbo. Labai palengvėjo, todėl kad mes 90-ais buvom dar labai industrializuoti, daug teršėm. Ir kai paskaičiuosim, reiškia, pagal tai, mums tie 30 bus labai įkandama, jeigu būtų nuo 5 metų. Tai šalis ir deris, kas nori metus, kas nori tos procentus pamažinti. Bet ateina amerikiečiai ir sako, jie buvo pasiskaičiavę, su kiniečiai susitarė ten 26 ar 27 procentus, kaip savo tokį nieko reiškia, neprašomi įsipareigojimą jau. O dabar jie sako, kad mes peržiūrėsim, ko gero didinsim ir galbūt net Europos, reiškia, mastu, Europos pavyzdžių pasieksim tos iki 40, bent iki 30, reiškia savo ambicijas. Bet jie sako, mes nesvarbu, ką įsirašė dar, mes ir taip darom. Kalifornijos gubernatorius, tai irgi labai patiko, jis išėjo į tribūną ir susakė, kokie skaičiai pas jį. 30 milijonų turime automobilių, sukūrenam 12 milijonų galonų benzino, 4 milijonus dyzelino, nuvažiuojam, aš dabar neatsimenu kitų skaičių, nuvažiuojam tiek tai, reiškia, milijardų mylių mūsų valstybėje. Tik neprašykit, sako, kad mes nuo rytojos nebevažiuotumėm. Mums reikia, reiškia, gyventi, bet turim dabar perka 2 procentus automobilių, elektromobilių, reiškia. Ten metais išdėliojo, kad iki dabar neatsimenu 25 ar 30 jau trečdalis Kalifornijoje automobilių bus elektromobiliai. Sako, visai realus planas ir jie ten ir savo biudžeto pinigų, reiškia, randa ir tą. Ir toliau iš karto CO2 rodo, kiek mes dabar pagaminam. Vienas amerikietis 12 tonų į metus pagamina. Ir amerikiečiai ir išsikėlė uždavinį, kad iki 50 metų sumažinti iki 2 tonų CO2 per capita. Nuo 12 iki 2. Tai ką, neambicingas planas, labai ambicingas. How to limit greenhouse gas emissions. One simple idea is to make the polluters pay and reward those industries that reduce their CO2 emissions. But how? Through a carbon market where emission allowances can be traded. The EU emissions trading system was created in 2005. Each member state fixes emissions quotas for its industries, validated by the European Commission. These quotas decrease year on year. The main greenhouse gas emitting industries receive allowances or buy them at auctions. When a company emits less CO2 than its limit, it can then sell the surplus. But if it exceeds its limit, it can buy additional allowances on the market. On paper, this system favours the virtuous and pushes the polluters to adopt greener production methods. But with the economic and financial crisis, the price of a tonne of CO2 crashed. This price should exceed €25 in order to encourage companies and countries to act. To counteract this perverse effect, the European Parliament voted in favour of temporarily withdrawing 900 million tonnes of CO2 from the market in 2013 to 2015. MEPs also approved an automatic mechanism for withdrawing part of the quotas from the market and transferring them to a reserve if the surplus exceeded a certain limit. More than 11,000 companies active in sectors such as aviation, energy and the manufacture of pulp are subject to emissions quotas. Sectors like buildings, non-air transport and waste are not yet concerned. Kaip Lietuvai atsilieps COP21 dokumentų paketas? Tie darbai, tie mūsų sprendimai nėra kažkoks Sizifo darbas, o duoda rezultatą. Tegul ne tokį, kokį tikimės, tegul šiek tiek vėliau ir šiek tiek mažesnį, bet duoda, tada kažkaip atsiranda to optimizmo. Ir jeigu viską sudėjus, tai
O ta tarptautiniai plotmėje tai iš tikrųjų jaučiamės labai gerai. Ir ar tai būtų aplinkos klausimai, ar kiti klausimai, tikrai esame, nesame kažkokie į kampą pastatyti, reiškia, patylėkit, reiškia, kol čia didieji spręs. Tikrai Lietuvos vardas labai normaliai skamba, labai pagarbiai mūsų visur priima, tarėsi, atsiklausė ir siūlymus, tokius, kaip sakyti, teikia, bet tokius neprimestinius, nepriverstinius, nepamokančius, o tiesiog ta tokia partnerystė jaučiasi ES gera atmosfera ir iš tikrųjų yra. Ministre, jūs pagal savo išsilavinimą esate ekonomistas ir inžinierius. Taigi, metai, kaip dirbate aplinkosaugos srityje, kiek per tą laiką pasikeitė jūsų požiūris į aplinką, kiek, sakykime, jūs gavote informacijos naujos, bendravote su žmonėmis, kurie daugybę metų yra gamtos patriotai. Ar nuo viso to keičiasi požiūris? Mažiau optimizmo atsirado, nes kai gauni tiek informacijos, kai pamatai, kiek yra, sakysim, dirbama žodžiais, o kiek tikrais darbais, tie patys atliekų tvarkytojai, tas pats verslas. Aš labai už laisvę verslui, už liberalų verslo tvarkymą, bet už socialiai atsakingą verslą. Deja, jo esama visokių. Kaip ir žmonių visokių versle, kadangi tai irgi gyvi žmonės ir vadovai. Tai pamačius kokiamis apimtimis ir kaip neatsakingai arba nusikalstamai, kai išpila chemikalus, pavyzdžiui, į gruntą. Tai po to jį sutvarkyti yra žymiai paprasčiau, pigiau, galų gali palikti kažkokioj talpoje, bet kai jau išpilama, jį išimti, sutvarkyti, tai yra labai brangu ir labai daug užteršimų. Ir tai yra pavojinga apskritai, gali patekti į geriamą vandenį ir apnuodyti didelį kiekį žmonių arba ilgą laiką, reiškia, kenkti aplinkai. Tai darosi šiek tiek nejauku, bet kita vertus, kai žinai apimtis, žinai šaltinius, tada jau gali ieškoti ir būdų, ir teisinių, ir kitokių, technologinių, galima mokslą pasitelkti ir kitų, kaip tą tvarkyti, organizacinius galų gale, struktūrinius pakeitimus, reiškia. Tada susidaro bendras vaizdas ir jau gali suformuoti kažkokią savo užduotis ar instituciją, kurią tu vadovauji. Ir aš labai džiaugiuosi, pavyzdžiui, gyventojai tikrai jie pasirengę, aš nemaniau, pagal tai, kiek mes aiškinam, kiek mes turim socialinės reklamos, pavyzdžiui, apie rūšiavimą. Tai mes tikrai turim bumą, žmonės labai puikiai supranta, mes nespėjom jiems paduoti, reiškia, sąlygų, tų konteinerių, tų aikštelių tiek įrengti, bet žmonės noriai tą daro. Nesakau, kad absoliučiai visi, bet ir nereikia tikėtis, kad mes pakeisim savo vartoseną, mąstymą per parą, 2-3 ar mėnesį, bet kad tendencijos yra geros ir labai tokios akivaizdžios, tai irgi džiugina. Lietuvai, įgyvendinant COP21 dokumentus, teks daugiausia padirbėti energetikos srityje, keičiant tradicinį iškastinį deginamą kurą į atsinaujinančius energijos šaltinius. Ir transporto srityje teks imtis didelių permainų. Whether you're stuck in the daily commute, hopping in the car to visit friends, or going off on holiday, it's pretty much impossible to avoid using some form of transport in our lives. Thank you, bye-bye. Around a quarter of all greenhouse gas emissions in the European Union come from transport in the form of carbon dioxide. MEPs agreed to reduce greenhouse gas emissions compared to 1990 levels by 40% by 2030. They also called for a 40% energy efficiency target and a binding 30% target for renewable energy. So just which are the worst offenders when it comes to passenger travel? Le tram part maintenant. If I decide to get the train, well, with 156 passengers on board with me, that would cause 14 grams of carbon dioxide per passenger per kilometre. Okay, do we hit the road? Sure. So if I want to travel by car, well, with 4 passengers inside, that would produce around 42 grams of carbon dioxide per passenger per kilometre.
course, another option is the electric car. But it depends very much how the electricity is produced. If it's by coal, this could be even more polluting than a normal car. But if it's from renewable sources, then it could be one of the cleanest forms of energy. Okay, let's see how this works. Okay, pretty simple actually. Well, how about the bus? Well, with 13 people on board, that would produce an average of 68 grams of carbon dioxide per passenger per kilometre. Good morning, Captain. Good morning. Are we ready to go? Yes, let's go. Thank you. So how does being on a boat measure up? With around 100 passengers on board, that would produce around 116 grams of carbon dioxide per passenger per kilometre. Oh, coming! Hi! So if I fancy going by motorbike, well, with one passenger on board, the bike will produce around 60 grams of carbon dioxide per kilometre. As with all the figures from the European Environment Agency, they're based on an average usage. So if you take the average statistic of 1.2 people on a motorbike, then the CO2 output becomes 72 grams. So how about if I decide to get the plane? So with 88 passengers on board, well, that would produce around 285 grams of carbon dioxide per passenger per kilometre. That makes going by air by far the highest polluting form of transport. Really, if you want to go completely carbon-free, then you can't beat the trusty two wheels of a bike. Tad keliavimo būdą turbūt reikėtų rinktis taip. Dangų paliekame paukščiams, o patys miname seniai išrastą dviratį. Šiandien atsisveikiname, iki kito sekmadienio. Likite su LRT Kultūra.